daryti ir gražuolės gėlės mes. Eina pulkas linksmai, tvirtai mušdamas koja, su daina džiaugsmingai visą kelią žingsniuoja, o gražuolės tolyn. Eina pulkas linksmai, tvirtai mušdamas koja, su daina džiaugsmingai visą kelią žingsniuoja, o gražu. Labą dieną. Šiaip čia turėtų būti Gražvydos balsas, mane labai pavyks jį padaryti, bet vis tiek pabandysime. Kalbės kultūros skyriaus vedėjas Julius Zareckas. Ačiū labai, gerbiama Gražvyda. Na ir ką jums, mano broliai ir sesės, pasakyti? Taip jau susiklostė, kad nėra čia nei mūsų gero bičiulio kultūros centro kaimyno Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebono. Taip jau susiklostė, kad dėja nėra čia ir už mano nugaros esančios Ukmergės rajono savivaldybės vadovų. Visi turi kažkokius savo darbus, rūpesčius. Tiesiog taip jau yra, kad jų čia nėra. Bet, na, aš tikrai nepulsiu dabar lieti ašarų, kaip kokia karalaitė nuo bokštų, kad atseit nemyli mūsų nei Dievas, nei valdžia. Aš manyčiau, kad negali Dievas nemylėti žmonių, kurie vienaip ar kitaip daugiau ar mažiau rūpinasi, sakykime, bent jau aplink esančių žmonių, mūsų mielų ukmergiškių dvasinė sveikata ir kitokiamis dvasinėmis būsenomis. Tik aš manau, kad Dievas tikrai mus myli ir, kaip sakė vienos žymios rusų grupės DDT dainininkas Šerčiukas, Gospod nas уважает. Manau, kad jis įtaikė būtent mums tą dalyką. Antra vertus, pažvelkime štai į tą gražų giedrą pavasarinį dangų. Vėlgi nemanau, kad čia tokia, kad šis dalykas kažkoks tai atsitiktinis. Viskas yra skirta mums, kadangi šiandien tikrai gražių, triukšmingų būrių mes susirinkome paminėti mūsų tos jau lik ir tradicinės kultūros dienos. Nuo muziejaus. Ir man, Vaitkuškio dvaro, grafo Vasakovskio ir viso Ukmergės pavieto knygų saugotojai, be galo malonu pristatyti kitą turto saugotoją. Tai yra mūsų Ukmergės kraštotyros muziejaus rinkinių saugotoja. Aš galiu perskaityti. Raštą perskaitys mano adjutantas, prašau. Kaip sakė ponia Grafienė, jau mylista Ukmergės rajono savivaldybės meras Algirdas Kopūstas surašė štai tokią gromatą, kurioje pažymėjo: diplomas Kristinai Darulieniai, Ukmergės kraštotyros muziejaus vyriausiai fondų saugotojai, tapusiai geriausia 2011 metų kultūros darbuotoja. Štai jau ir atėjo. Prašau garsiau prie mūsų. Labai Labą dieną visiems. Labai ačiū Jums už pirmą apdovanojimą. Ir labai didžiuojuosi, iš tikrųjų, ir džiaugiuosi. O taip pat norėčiau padėkoti visiems, ypatingai, aišku, Dievui už tai, kad duoda jėgų ir idėjų, savo šeimai, kuri visada mane palaiko ir padrąsina ir pastiprina. O taip pat norėčiau padėkoti direktoriai, kuri tiki mano idėjomis ir visada palaiko. Ir aišku, nuostabiam kolektyvui,
kuris mane pamoko, ypatingai Raimondui, Leidinutei, Jolantai. Bučkis jums. O, Bučkis, nu tai ir man tada Bučkis sveikiname jau labai. Na. Prašom, tai nepabėkite Ačiū, čia. adjutantė. O jūs stotelė Ačiū, grafienė. paskelbta? Linkiu visiems gražaus pavasario ir artėjančių gražių Velykų, daug kiaušinių. Ir prašom Ne, nedalyti. nepabėkite. Kultūros Oi. centro būryje, darbuotojų būryje, daug gražiai dirbančių, apie mūsų rajoną garsinančių žmonių. Šiandieną ypač malonu įteikti apdovanojimą labai geram, labai gražiam, gražaus krašto žmogui. Prieš porą metų, o gal ir praėjusiais metais, Ukmergės kultūros centro Sližių filialo meno vadovė Stasė Novikienė, kaip mes ir vadinam Stasele, šventė savo darbo 40 metų sukaktį. Tai pirmoji ir vienintelė Staselės darbovietė. Ir kas negirdėjo apie Sližių krašto saviveikininkus. Staselė, kol mes pasakosim apie jūs, prašom pamažu lipti laiptais aukštyn. Dar tebeveikia. Prašom, Staselė, nebėkit pamažu, mes ilgai neišnekėsim. Staselė, duokite ranką ir paspausiu, o to pabučiuosiu vieną kartą ir antrą ir trečią, o tada jau duosiu šitą svarbiausią raštą. Raštą tai sienas papikninko. Gal dar kas nors atsiras ir kur nors daugiau, ne tik tai ir sieną. Ačiū Jums, ne mums. Tai būtinai vieną žodį. Prašom, dabar Jūs dar ir žodį. Nu, čia taip netikėtai tiesiog. Mes labai džiugu, labai gražus oras ir jūs čia taip aukštai apsigyvenę, kad čia kaip sparnų reikėjo man beveik. Nu, dar man linksma tai, kad šiandien mes grįžom iš labai gražios šventės, respublikinės šventės Tramtatulio. Važiavom su vaikučių pulkeliu. Nu, nuostabi šventė, labai gaila, kad negalėjom ilgiau pabūt. Tiesiog skubėti reikėjo dėl transporto. Nu, dėkoju labai už tokį didelį pasitikėjimą. Nieko aš čia nepadariau. Nežinau, tiesiog man gera būti su visais tais žmonėm, su kuriais aš daugybę metų gyvenu ir dirbu. Visą laiką aš jaučiu iš jų palaikymą ir mes tiesiog viena šeima ten Sližiuose. Ir liūdnais, ir linksmais klausimais mes visada visi kartu. Ačiū visiems. Labai smagu pristatyti dar vieną šaunų žmogų. Man, knygų saugotojai, ypatingai svarbu ir smagu, todėl kad tai bus Ukmergės kultūros centro, Taujėnų kultūros namų direktorė Laima Jančiauskaitė. Dirbusi ir Tolučių, ir Taujėnų bibliotekoje, taigi irgi mano kolegė, Laimutė kviečiame kopti laiptais pas mus į bokštą. Nėra? Na, mes visi puikiai žinome apie Taujėnų mėgėjų teatrą Bičiuliai, įsikūrusi 97 metais ir gastroliuojanti ne tik tai Ukmergėje, ne tik tai Lietuvoje. Išmoko taujėniškai ir latviškai, ir prancūziškai, ir lenkiškai, ir dar kitom kalbom išmoks, kadangi bendrauja su įvairių šalių savo kolegomis. Šiais metais bene pirmąjį kartą buvo renkami ne tik geriausiai dirbantis mūsų kultūros darbuotojai, tačiau ir sėkmingiausių Ukmergės rajono kūrėjų kūrybinio projekto nominacija buvo skiriama. Šios nominacijos konkursui buvo pateikti 4 labai skirtingi, labai įdomus, vertingi, originalūs projektai. Ir komisijai teko tikrai nemažai pasukti galvą, kurį darbą iš visų 4 pripažinti geriausiu, nes jie visi verti apdovanojimo. Konkursui šiai nominacijai gauti buvo pateiktas mūsų jaunosios atlikėjos, labai gražiai garsinančios Ukmergės, Antano Smetonos gimnazijos Ukmergės vardą, Raminta Naujanytė. Jinai pristatė muzikinį kūrinį dainą Brolužis, kurį mes jau nekartą matėme televizijoje. Taip pat tapybos darbų parodą Simfonija pastoraliai iš Lidokių kaimo pristatė komisijai Liduokiuose, Kryžonių kaime gyvenantis tautodailininkas Anatolijus Tiško. Šiuo metu Maskvoje kaip tik surengta jo tapybos darbų paroda ir šios parodos pristatymą jis pateikė kaip savo projektą. Labai vertingas, įdomus ir atsakingas darbas. Mūsų jaunimo muzikos klubas Ukmergė pristatė teatralizuotą koncertą Aš būsiu čia.
Na, labai džiaugiamės, visada džiaugiamės visose renginiuose, ar tai miesto šventė, ar tai kitas renginys. Jau mes savo gyvenimo nebeįsivaizduojame be Ukmergės klubo. Ir dar vienas labai gražus darbas. Tai projektas Kelionės po Lietuvą akimirkos, kurio autorius poetas, literatas, fotomenininkas Albinas Kuliešis. Albino vardas skamba nuolat Ukmergės renginiuose. Jisai visų Ukmergės bibliotekos renginių dalyvis, bendraautorius įvairiuose projektuose. Pas mus pristatomos jo kūrybos knygelės, nuolat veikia jo parodos, o dabar, kaip projektą, jisai pristatė 2 savo knygeles, gražias, spalvingas, labai dailų darbą. Ir Albinas turi svajonę išleisti 10 tokių albumėlių, kurie iš tikrųjų, kaip suvenyrai, kaip dovanos, geriausiai tinka visiems mūsų svečiams. Albinas tikriausiai jau lipa laiptais, o dabar, mano mielas adjutante, prašom perskaityti oficialų raštą. Diplomą fotomenininkui ir literatui Albinui Kuliešiui, sėkmingiausio 2010 metų Ukmergės rajono kūrėjo, kūrybinio projektų autorių. Kaip ir visus kitus raštus pasirašė jo mylistas savivaldybės meras Algirdas Kopūstas. Fanfaros, Visų pirma, tai noriu visus pasveikinti su kultūros diena. Nes kas mes visi be kultūros? Žmonės tai tik tai kažkokie tai gyvūnėliai. Aš labai džiaugiuosi, nes pirmą kartą tiesą dalyvauju kultūros dienos šventėje ir man tikrai džiugu, kad atsirado dar viena nominacija, į kurią galės kiekvienais metais pretenduoti būtent kūrėjas. Ir kad mes dabar apsivienijom kažkaip taip ir šitą šventę švęsime kartu. Taigi, geros šventės, geros nuotaikos, linksmų veidų, gerų minčių ir gerų ateities planų.